Sveiki visi. Esu Vita Ragelė, nauja skaitmeninio produkto dizainerė, ką tik baigusi studijas BIT, tačiau turinti grafinio dizaino patirties. Norėčiau pristatyti naujausią savo UX UI projektą atvejo analizė Baltic Gently kelionių organizatorius Lietuvoje. Baltic Gently kelionių ir turų organizatorius populiarina tvarų keliavimą, išsiskiria tuo, kad integruoja daug lankytinų vietovių, adaptuoja jas įvairiems formatams, grupėms, šeimoms, pavieniams asmenims. Problema, kad nėra aiškios navigacinės sistemos esamoje svetainėje. Daugiau nei 200 turų nekategorizuoti. Informacija išbarstyta, sunku vartotojui susiorientuoti, kaip ieškoti norimo produkto. Tikslas - tirti, strateguoti, sukurti naujai svetainiai dizainą, pagerinti svetainės patogumą, kad naudotojas lengvai rastų informaciją, kad atlieptų naudotojo svarbiausius tikslus. Mano darbo proceso pagrindiniai 3 etapai - įsijausti, konceptualizuoti, sukurti dizainą. Pirmo etapo eigoje dėmesys buvo sutelktas į naudotojų apklausą įvairaus amžiaus iš 6 šalių. Taip pat desk tyrimas, konkurentų ir panašių svetainių analizė. Viską konceptualizuojant, tai buvo antras etapas, apibendrinau ir išskyriau dažniausias svetainės lankytojų nusivylimus. Tai yra paini navigacija, per daug pasirinkimų, trūksta maršruto detalių, per ilga registracijos forma, per daug žingsnių, nėra hierarchijos. Išgryninau naudotojų norus ir poreikius. Tai yra taupyti laiką, lengvinti navigacijos sistemą, daugiau informacijos, greitas ryšys su operatorium, patikimi atsiliepimai, kas į turus įtraukta ir neįtraukta. Klasifikavau surinktas žinias bei sukūriau bendrinę personą. Tai yra Felix iš Vokietijos, laisvai samdomas biotechnologijų dėstytojas. Dažniausiai Felixas kreipiasi į kelionių kompaniją, kadangi jam patinka tvaraus keliavimo modelis, bei taupydamas laiką, taip jisai greičiau suranda išskirtinai įdomias istorinės ekskursijas su patyrusiais gidais. Jo tikslas - kuo daugiau pažinti kitas kultūras bei istoriją. Sukūrus empatijos žemėlapį bei naudotojo kelionės žemėlapį, pasidariau išvadas ir išskyriau galimybes sukurti aiškiai naviguojamą svetainę, pateikti išsamesnius turų aprašymus, pateikti tikslingą informaciją apie paslaugą, sukurti kuo paprastesnę registracijos sistemą, įdiegti lengvai pasiekiamą operatorių. Iš to pasekoje sukūriau user flow bei svetainės informacijos architektūrą. Ir paskutinis trečias etapas buvo dizaino sistema. Sukūriau moodboardą atitinkančią konceptą, stiliaus gidą bei vidutinio detalumo wireframe'us. Dabar norėčiau pasidalinti sukurto produkto prototipu. Norėčiau pademonstruoti Personos Felix kelionę, surandant Kauno modernizmo turą. Felixas ateina į pagrindinį puslapį ir randa pagrindinės populiariausių turų kategorijas. Jas peržvelgia. Toliau eina į labiausia pabrėžtinus turų veiklas ir straipsnius, bei peržvelgia patikimumui labai svarbius atsiliepimus. Tada eina į blogo puslapį. Beje, norėčiau pažymėti, kad pagal SEO įžvalgą 60% svetainės lankytojų ateina per straipsnius. Taigi čia yra pagrindiniai straipsniai ir straipsnių kategorijos. Tuomet keliauja į About puslapį. Tengi vėl randa informaciją, kas jam aktualu apie gidus bei jų profesionalumą. Taip pat darbo metodus.
ir keliauja į patirčių kategoriją. Čia randa turų kategorijas, keliauja į istoriją ir kultūrą, pasižiūri kitas, peržvelgia greitai kitas kategorijas, bet vėlgi jam aktualu yra Kauno modernizmas, taigi grįžta į istoriją ir kultūrą ir pasirenka Lietuvos kultūrą. Ir ten randa ne tik Kauno modernizmo turą, bet ir kitus turus, kuriuos būtinai norėtų aplankyti. Čia išskleistų daugiau turų jį dominančių, bet šiandien keliauja į Kauno modernizmą. Iš karto pamato pagrindinę informaciją apie turą ir vėlgi naudojau navigaciją taupančią laiką. Taigi, jisai nori paskaityti turo aprašymą, spaudžia čia, paskaito, grįžta atgal, objektai žemėlapyje, pamato, kad yra 12 stotelių žemėlapį, turų maršrutai. Čia gali rasti trumpus maršrutų pristatymus bei susiję straipsniai apie šį turą. Taigi Feliksui tikrai patinka šitas turas ir jisai nusprendžia rezervuoti, pasirenka tinkamą datą, žmonių skaičių ir spaudžia rezervuoti. Tikrai nesugaišo daug laiko, rezervacija patvirtinta ir sėkmingai įvykdė savo kelionę. Ačiū už dėmesį, kviečiu susisiekti kilus klausimams.